Kaip išlikti funkcionuojančiam tos grėsmės akivaizdoj? Kariauja žmonės visada. Kodėl jie tą daro, turėdami tiek proto, man nėra aiškus atsakymas. Tai dabar karas vyksta netoli. Taip. Tai toks atsirado papildomas stresorius. Neveiksnumas, nesiruošimas yra turbūt blogiausia strategija, kokia gali būti. Blogiausia, pati blogiausia, tai yra karo nenoras. Nes čia būtų suirutė, būtų chaosas. Prarasiu visą kontrolę, komfortą ir tai truks ilgai. Ir tavo tas protas prikuria tų katastrofinių scenarijų daugiau negu TikTokas, YouTube'as ir juos kartu sudėjus. Taigi gali ir žūti, ir tavo artimieji gali žūti. Tai čia yra dar kiti serialai ir mes toj galvoj tiek tų serialų sukuriam sezonų, kad Dieve padėk. Tu pradedi matuoti visus įmanomus bloguosius scenarijus, nėra galimybės, kad tau nutiks kažkas, ko dar niekam nėra nutikę. Tai jeigu kažkas su tuo susitvarkė, tai tu tikrai turi galimybę su tuo susitvarkyti. Kiekviena technologija vis naujesnė, jinai atneša didelį pagreitėjimą apskritai viso pasaulio. Buvo tigras miške, dabar žinutė. Tau trūksta tavo gyvenime streso, atsidaryk socialinį tinklą, kokį nors paskaityk. Rosita, mes šiuo metu esam tokioj labai, sakykime, neįprastoj, bent jau man, tai tikrai neįprastoj aplinkoj, kur aplinkui vyksta labai daug karo šiai dienai. Ir neseniai kalbėjau su žmogum ir sako jisai, žinai, mūsų tėvam pasisekė, nes jie negyveno kare. Kai jie gyveno, nebuvo karo. Ir iš tikrųjų, mes esam ta pirma karta tokių suaugusių žmonių, kurie vėl susiduria su ta aplinka, kur yra ta karo grėsmė. Tai klausimas turbūt būtų, kaip išlikti stabiliam, kaip išlikti funkcionuojančiam tos grėsmės akivaizdoj. Nes jinai yra, sakyčiau, ganėtinai reali. Taip, jinai reali ir man ta tik tai prieš istoriją tavo pasakymo, kad mūsų tėvam pasisekė, tai aš taip ne visai sutikčiau su tuo teiginiu, dėl to, kad mūsų tėvų tėvai buvo karo arba pokario žmonės. Taip. Ir pokaris nebuvo pats lengviausias žmogaus funkcionavime ir visas tas pasaulis, kaip atrodė, o ypač okupacijoje, tai nemanau, kad buvo taip labai jie tokie sėkmingi ir sėkmės kūdikiai, dėl to, kad savo tėvų pasiekmes tos laikmečio, kur jie gyveno, tai tikrai jie jautė. Jie galbūt sėkmingesni tuo, kad karas jų gyvenimo augimo ir brandos metu buvo toliau negu dabar yra mūsų atveju. Toliau, nes karai vyksta visą žmonijos egzistavimo laikotarpį, tik tai kiek jisai tau arti, kiek tu apie jį girdi. Ir dar vienas dalykas, kuris labai mūsų tėvų tą laikmetį padaro fainesnių sąlyginai, tai yra, kad jie buvo be interneto ir tiek informacijos nežinojo. Įsivaizduoju, kad jeigu ir dabartinis, tarkim, čia tie paskutinių dienų įvykiai, tai jeigu nebūtų informacijos, tokios klaidos, kaip dabar yra ir kaip mes turim galimybę ją naudotis, tai kada ir kiek konteksto tu būtum sužinojęs ir kaip tai paveiktų tavo grėsmės arba negrėsmės suvokimą. Tai aš sakyčiau, kad kariauja žmonės visada. Kodėl jie tą daro, turėdami tiek proto, man nėra aiškus atsakymas. Ir kad mūsų tėvai turbūt nesitikėjo, kad šalia jų, klausydami savo tėvų, gal senelių pasakojimus apie tą karą ir pokarį, tai jie nesitikėjo, kad jų vaikams reikės gyventi arti karo, nes gali būti, kad jeigu jie žinotų, tai mūsų čia nebūtų. Nes, kai tu susilauki vaikų, tai tu vis tiek orientuojas į gyvenimą kaip dabar.
gyvenam kaip dabar ramiai jų laikotarpio. Ne? Tai, o kad karas ir karo grėsmė bus tam tikras dirgiklis arba tam tikra priežastis jausti nerimą, stresą ir papildomas, negu tu turi visus kitus gyvenime stresorius, tai yra nauja. Bet tai yra tik tai viena dalis iš. Ir jeigu taip žiūrint iš tos tokios pozicijos, kad aš nenoriu karo arba kad mano vaikai patirtų tą karo grėsmę arba pačiam kare dalyvautų, tai čia visiškai sutiks visi sveiko proto žmonės, bet čia yra nenoras. Kitas dalykas yra, ką tu gali padaryti, žinodamas, kad ta grėsmė yra reali. Tai aš tokį turiu sakinį išverstą, atsisakydami ruoštis, pasiruoškim pralošti, bet kurioj srity. Tai reiškia, kad tai tuos namų darbus reikia padaryti. Taip, jeigu paimtume ten, tarkim, kokią Suomiją ar kitą šalį, kur yra pasirengimas tai karo grėsmė arba karui nuo darželio, nors kaip ir mes neturėjo tokio labai aiškios grėsmės arba pas kaimynus, kad, žinai, čia jau tas karas vyksta, kaip mūsų atveju. Bet tas pasiruošimas yra. Ir tada žmogui, kas mum tą karo grėsmę didina ir kas mum didina mūsų nerimą ir stresą. Tai yra nežinomybė ir nepasiruošimas. Tai yra du dalykai. Tai aš galvočiau, kad kelti klausimą reiktų nuo to, kad pirmas dalykas atsisakyti to nenoro karo, nes čia tu negali nenoriu ir nebus. Tai priimti, kad grėsmė reali, o antras tai yra, kad ruoštis, ką tu gali šiandien ir apie ką tau reiktų pagalvoti šiandien. Tai jeigu taip, kai įvyksta, tarkim, prasidėjo karas Ukrainoje ir dabartiniai įvykiai, tai visą laiką aš sulaukiu skambučių iš žurnalistų, iš visur, ką va dabar žmogui daryti, nes tarsi tos grėsmės kaip ir neegzistavo, o jinai atsirado nauja. Tai neatsirado. Bent jau 4 metus mes realiai, šitie paskutiniai įvykiai nėra mum naujiena, o tiesiog tos grėsmės tikimybės padidėjimas. Toks, ir ar tu esi pasidaręs namų darbus, ką tu darysi, jeigu tas karas bus pas mus, tai turbūt čia yra kertinis elementas, ką galima padaryti. Tai viskas priklauso nuo to, kiek tau metų, kokiuose tu užsiėmimuose dalyvauji, kur tu kažkam priklausai ar nepriklausai. Nuo to priklauso tavo informacijos apie tai, kad karas jau čia greitis gavimo. Ir kitas dalykas, kad jeigu tu turi planą, kaip tu elgsies tai dienai X atėjus, nesvarbu, kad tas planas gali būti nepanaudotas ir ačiū Dievui, bet jeigu tu turi planą, nebus ryšio, neprisiskambinsi, dar ten kažkas ir būsi jau apie tai pakalbėjęs minimum šeimo giminiai, tai jau yra pirmas žingsnis padarytas, nes netgi jeigu tai nevyks pagal planą, tu turėsi galimybę ką daryti. Čia kaip automatinis elgesys mūsų, kaip žinai, tai mes turim tik tai tą, ką esam nusimatę, o kad mums nesigauna, tai nieko tokio, bus kažkaip kitaip, bet tu vis tiek turi tą pirmų žingsnių planą tam, kad būnant toj šoko būsenoje arba toj pasimetimo būsenoje, kad tu kažko imtumės veikti. Tai ar aš teisingai girdžiu, kad tas neveiksnumas, nesiruošimas yra turbūt blogiausia strategija, kokia gali būti? Tai blogiausia, pati blogiausia, tai yra karo nenoras. Tiesiog, aš nenoriu karo. O antra, tai yra neturėjimas plano. Ok, aš nenoriu karo. Tai toks tarsi viltis, kad žinai, kad tie rusai mane pul. Aš nenoriu. Ir padaryk, ką nors valstybė, premjerė, prezidentė, kad to nebūtų. Čia žmogaus toks labai buitinis noras, kad to karo nebūtų. Ir aš jam pritariu, bet realybė kito. Ką tai mumise sukelia? Tas
nenoras. Pažiūrėkime iš psichologinės pusės. Jeigu aš pradedu, taip, teigiu, aš nenoriu, man nesinori, kad tas karas būtų ir aš nežinau net ką daryti, bet aš nenoriu. Sukelia tai, kad mes dabar labai gerai gyvenam. Ir aš nenoriu diskomforto. Nenoriu patirti ir komforto nenoriu atsisakyti. Ir patirti diskomforto irgi nenoriu. Aš nenoriu, kad dingtų elektra. Aš nenoriu, kad išsikrautų mano telefonas. Aš daug dalykų turiu, kurie man šiai dienai yra faini ir nenoriu aš to karo. Nes čia būtų suirutė, būtų chaosas. Nieks nežinotų, kaip ypač pradžioj, kur čia ką daryti. Gal čia kažkas sugalvojo išvažiuoti iš šalies, dar čia... Tai būtų toks išėjimas grinai iš komforto ir kai kurie dalykai, kuriuos tu šiandien savaime suprantamais laikai, jie tiesiog nustotų egzistuoti. Tai žmonės nenori iš gero eiti į blogesnį. Nenori. Tai man atrodo, čia yra pirmas toks mūsų susitikimas su ta realybė, nes karai vyko visų žmonijos egzistavimo laiku ir nežiūrint į mūsų protą, kad mes jau tikrai galim, įsivaizduoju, kad aš galiu iš tavęs, nepažįstant tavęs, kitam ten pasaulio gale nusipirkti tušinuką. Nei aš tavęs pažįstu, nei ką, bet mes puikiai galim susitarti. Aš tau pervedžiau pinigų, tu man atsiuntei tušinuką ir aš turiu. O dėl kažkokių tai esminių dalykų mes negalim susitarti. Tai dėl to įsikiša jau ta jėga, kai politinės priemonės nebe išsisprendžia. Ir tai yra 2026. Tai mes nežiūrinti tai, kad mūsų technologijos, žmonės ir viskas tobulėja ir evoliucionuoja, tie instinktai, kaip veikia, taip veikia. Ir tada, belieka tiesiog susitaikyti, kad pasaulis štai yra toks. Taip. Ir tavo stresorių sąraše ir karas yra. Taip pat. Kaip yra, kažkada, buvo, turbūt esi skaitęs, kas ten mirties baimė pirmas numeris, antras ten skyrybos, trečias artimojo mirtis, ten tokie buvo punktai, tai tam sąraše atsirado tokia su žvaigždute buvus, kad vyksta karas kažkur, tai dabar karas vyksta netoli. Taip. Tai toks atsirado papildomas stresorius. Jo. Tai vienas, kaip tu sakei, numeris 1 reiškia pažaboti tą nenorą, tarsi, ir priimti, kad tiesiog taip yra. Antras, tu sakei apie planą. Reikia turėti planą ir reikia ruoštis dienai X, net jeigu jinai neįvyks. Ir džiaugtis, jeigu neįvyks. Valio, planą turėjau, neįvyko. Einam toliau ir gyvenam ir kažką tai darom šiam gyvenime, kad būtų fainiau gyventi dar, negu dabar, ko dabar nevertinam, tos ramybės, elektros, šilumos ir ne tik sielos ramybės, bet ir ramybės dėl vaikų, saugumo, kur patys išėjo į mokyklą, patys grįžo, nieks čia galvos dėl to neskauda. Tai mes to nevertinam, kol turim. Tai tas planas, aš tokį, pavyzdį pasakysiu. Kažkada, tik tai Ukrainos karui prastėjus, aš tuo metu tarnavau kariuomenį ir sakau, tėvai pas mane buvo kažkaip, ir sakau, žiūrėkit, dabar situacija yra tokia. Jeigu prasideda karas, aktyvūs veiksmai, tarkim, nėra ryšio, nėra ten kažkas nors neveikia ir taip toliau, jūsų tikslas yra atvažiuoti, susipakuoti mano vaiką ir jūs kur ten važiuosit, aš nežinau. Ar jūs važiuosit namo, ar jūs į kaimą važiuosit, ar kur. Mano tikslas, kad tas vaikas būtų paimtas ir aš galėčiau dirbti darbe ir nereiktų man sukti dėl to galvos. Mano tėvo pirma reakcija, ką tu čia šneki, nebus to karo. Sakau, žiūrėk, klausyk, dabar manęs aiškiai. Jeigu nebus, aš labai džiaugčiaus ir dėkočiau Dievui visatai, kam nori, kad tai neįvyko, bet tu turi žinot, ką tau reikia daryti, jeigu ką. Ir jisai sakė, man viskas aišku. Tai ta prasme, kad mes tą dramblį tokį laikom kartais ir galvojam, čia iš to maginio mąstymo, kad jeigu aš nešnekėsiu apie tai, tai ir neprisišnekėsiu. Nes jeigu aš dabar šnekėsiu ir turėsiu planą, tai ir jisai bus. Čia, yra mano knygoje vienas toksai skyrius ir vienas klientas sako, daviau tavo knygą mamai ir sako, jinai perskaitė tą
apie karą skyrelį ir sako, žinok, jinai rašo, kad bus karas. Aš sakau, aš nerašau, kad bus. Aš tik sakau, kad reikia ruoštis, jeigu jisai bus. O jeigu nebus, irgi reikia ruoštis. Tai apskritai yra pasiruošimas. Dabar yra žmonės, kurie yra nerimastingi. Aš savo aplinkoje tokių žmonių turiu ir jie žino, kad jie yra tokie. Ir tada klausimas, tai jeigu žmogus yra iš tikrųjų labai nerimastingas, jis nuolat pergalvoja mintimis visokius blogiausius scenarius. Ir jeigu iki karo tai buvo visokios ten baisios ligos ir nelaimės ir taip toliau, dabar dar atsirado dar vienas stresorius ir dar visas lygis to nerimo dar sukilo. Kaip tokiem žmonėm tvarkyti? Jeigu kalbam apie nerimą, tai aš labai mėgstu iki taip labai tokiais paprastais pavyzdžiais atskirti, kad žmogus atskirtų, kas yra nerimas ir kas yra stresas, tarkim. Kaip ir būtų lyg tai panašu, mūsų profesiniam žodynė, kartais mes jau ten taip nebelabai ir skirstom, bet paprastam žmogui, kuris žiūri Go Therapy arba kuris galvoja, ar jis jau tiek to nerimo patiria, kad reikia eiti į terapiją, ar gal dar jam paskaityti kažkokią knygą, o gal visi tiek to nerimo, kaip jam dabar žinot, kad kas čia su juo vyksta ir kiek to nerimo patirti yra normalu. Tai aš sakau taip, stresas yra tada, kai kažkoks išoriai atsitikęs dalykas tave sutrigerina ir per 90 sekundžių tu nusprendi, jeigu taip žiūrėti iš fiziologinės pusės ten hormonų lygmens, ar tai tau yra grėsmė, ar tai tau nėra grėsmė. Tai stresas gali būti toks išorinis dalykas arba faktas, kuris tau gali būti stresas, o man ne. Pavyzdžiui, jeigu tu sakai, žinai, mane šitie kamščiai Vilniui, man didelį stresą kelia, nes aš dabar pavėluosiu, tada podcast'o tas kalbėtojas turi ribotą tą laiką ir, žodžiu, užsiveda tau įvairių ten tų dalykų, kodėl tau tas kamštis yra stresas. O aš sakau, žinai, man tai visai patinka kamščiai Vilniui, nes aš galiu audio knygos klausyti, niekas man netrukdo ir aš sėdžiu, klausau ir man tai nėra laiko švaistimas, nes aš per tą laiką patobulėjau. Arba klausau ten anglišką podcastą, ir anglų kalbą kažkaip gilinu, žinai. Ir realybėj situacija ta pati. Kamštis Vilniuje, tu vėluoji į podcastą, o aš niekur nevėluoju, aš klausau knygos ir mėgaujuosi saulę, žinai. Tai čia yra, kaip tu nusprendi, ar tai tau yra stresas ar ne, ir kitos aplinkybės, jeigu tu esi susitaręs, žinai, 2 valandą, kad tu jau būsi tam podcast'e ir tu matai, kad po 2:20, tai 20 minučių tu vėluos, tai jau yra tokių, kad nebus toks vykęs tas podcast'as, dar kažkas. Jau byra viskas. Įvairių dalykų. Tai stresas yra, kai kažkokie išoriniai dalykai, ten susimušė vaikas, reikia vežti į lūpą siūti, dar kažkas tai ten atsitiko, tai tokie trikdžiai išoriniai, kurie tavo planą kažką tai daryti sutrikdė ir tu nebegali daryti. Arba pavyzdžiui, būna, kur jau toks labai didelis stresas. Čia, žinai, kaip viena mindfulness autorė sako, tai klausyk, dabar ką tu dabar patiri, tai čia yra nepatogu, ar čia yra tragedija. Tai man toks labai aiškus, ar čia yra diskomfortas ir nepatogu, ar tai yra tragedija. Nes, jeigu, pavyzdžiui, įvyksta kažkoks netektis, taigi ten avarija, dar kažkoks, ne tai, kad, tu palydi ten kažkokį senelį, žinai, jau į aną pasaulį ir tu žinoj, kad, visi žinom, kad kažkuriam etape mums reikės atsisveikinti su artimaisiais. Bet čia staiga, žinai, kažkaip vyksta, tai tada tas stresas gali būti labai labai didelis ir su juo tu gali ilgai tvarkytis ir eiti per tą patyrimą savo. Bet nerimas visą laiką yra ne apie tą išorinį kažkokį tai dalyką, kas nutiko, ten kažkas numirė, kamštis, dar ten įvairaus lygio tas stresas būna. Bet nerimas yra apie tai, kad aš savo galvoj pasigaunu kažkokį vieną elementą, kuris kelia grėsmę ir galbūt man yra stresas ir pradedu ten įvairiai tą istoriją rutulioti į blogą pusę savo galvoj
Ir klausti to savo proto, o kaip tu manai, o jeigu aš pasielgsiu taip, čia bus geriau ar negeriau, kiek procentų geriau. Ir tavo tas protas prikuria tų katastrofinių scenarijų daugiau negu TikTokas, YouTube'as ir juos kartu sudėjus ir gali kurti naktį, dieną tiek, kiek tu norėsi. Tai tas nerimo nevaldymas arba nerimo pastovus palaikymas yra labai išsiskiria nuo kitų mūsų emocijų ir nuo kitų nuotaikų ir būsenų tuo, kad visą laiką yra apie ateitį. Kad kažkas atsitiks blogo, su kuo aš nesusitvarkysiu, arba man reikės kentėti ir panašiai. Tai aš galvoju, kad tas nerimas dėl karo irgi yra, kad aš prarasiu visą kontrolę, komfortą ir tai truks ilgai. Ilgai man reikės būti be man įprastų dalykų, tai čia geriausiu atveju, taigi gali ir žūti, ir tavo artimieji gali žūti. Tai čia yra dar kiti serialai ir mes toj galvoj tiek tų serialų sukuriam sezonų, kad Dieve padėk. Jo, ir tada jau gali žiūrėti kaip kokį tikrai, kaip Netflix'as, sukti. Tai tie nerimautojai, kurie tą daro, tai jie tikrai taip ir gyvena. Ir tokioj kančioj, ir tuose katastrofiniuose scenarijuose gyveno, o eina kaip į anekdotą pažiūrėti siaubo filmą, nes jų galvoj yra geresnių scenarijų. Jeigu žmogus atpažįsta, dabar tu papasakai, kad yra stresas ir yra nerimas. Stresas yra apie kažkokią realią situaciją, kuri įvyko čia. Nerimas yra apie kažkokią situaciją, kuri įvyko mūsų galvoje. Ir dar aišku, gali būti turbūt, kad iš tokio, sakykime, sužadinto tokio galbūt streso mes pereinam į nerimą. Aš pamačiau ten kokiam nors nežinau, Instagramo rylę apie kokią nors ligą, arba apie tą patį karą, arba apie kažkokią katastrofą. Ir tada užsisuka mano galvoje, tai o kaip tai dabar mano čia įvyks visas gyvenimas, tada ir tada jau, sakykime, toks. Tai nerimautojai, tie, kurie labai daug nerimauja, jie kreipiasi pagalbos ir eina į terapiją. Ir iš tikrųjų pagrindinė jų, sakyčiau, kad jų klaida, jų nežinojimo pasiekmė yra ta, kad tu nenugyvensi gyvenimo be nerimo, nes jis kaip toks sukurtas mums kaip aliarmo signalas. Žinai, kai gauni telefonė tą alert. Tai tavo visa sistema, tavo kūnas, kai jau ta katastrofa arba ten kažkoks stresorius, tu jį pasimatuoji savo, ar ten rylse pažiūrėjai, kaip Petras ten kažką tai darė, arba kažkaip, ir tu pradedi matuotis tą situaciją savo, kad jau tu su juo nesusitvarkysi, tai čia yra tas aliarmo signalas tavo kūnui ir tu savo kūnų reaguoji. Nes kai žmogaus klausi, tai kaip tu žinai, kad čia nerimas, tai labai aiškius požymius pasako. Tai daugeliui ten skrandį užima, tai čia gumulas, tai širdies plakimas, visokių dalykų turi žmonės, kuriuos kūnas jiem pasako, kad jiem dabar yra pavojuje ir kovok bėk sustinka, ne? Bet blogoji žinia, kad čia yra iš dalies tavo susikurtos serialo istorijos, nes tu pradedi matuoti visus įmanomus bloguosius scenarijus ir dar tyrinėji. Į tą scenarijų jau tu ten nuvažiuoji savo toj galvoj ir dar tyrinėji, kas ten blogiausiai atsitiks, nes turi tokią iliuziją, kad jeigu aš būsiu pasiruošęs galvoj tam, tai kai tai nutiks, tai man tada nereikės spręsti, ar aš susitvarkysiu su tuo ar ne. Ir dalis žmonių, kalbant apie nerimą, tai jie nori kažkokios tai piliulės, greitai tu duok kažkokią metodiką greitai, kur aš susitvarkau ir daugiau nebenerimauju. Tai kai aš pasakau, kad žinok, su šitu nerimu sėdinčiu tavo šalia vairuotojo, šalia toj kėdėjai, reikės gyventi visą laiką, tik tu gali padaryti, kad tavo galvoj nebūtų tiek daug tų nerimo komentatorių ir skatintojų, bet tu gali sureguliuoti tą kiekį intensyvumą to nerimo, bet neateis diena ir jeigu tau kažkoks
terapeutas žada, kad tu daugiau niekada to nerimo nepatirsi, tai žinok, kad čia yra komercija ir tai yra Šarlatanizmas. egzistencinė aplinkybė, kurią mes dalinai visi turim. Na taip, nerimas yra viena iš emocijų, vienas iš jausmų, kuriuos mes turim jų visą spektrą. Taip, arba viena iš dalių, kurių tikslas kaip ir man padėti, nes jeigu tu nerimausi visai, tai tu nesiruoši ir podcastui, nieko, ir iš tikro gyvenimo eigoje, kai tu nerimavai, kad tu neišlaikysi egzamino ir ten mokysi viską, nes nežinai, ką gausi, tai tau tas nerimas realiai tau padėjo, jisai tave mobilizavo, kad tu perskaitytum viską, nes kai eisi egzaminą, kad tu turėtum ką atsakyti. Tai jo funkcija yra padėti, bet kartais jo yra per daug ir jau jisai padėti nebegali. Kaip mūsų žiūrovai dabar atskirti, kiek čia tas nerimas, šiuo atveju mes kalbam apie karą, kiek tas nerimas yra toks natūralus ir tikras, nes normalu, kad mes jaučiam tą nerimą. Ir aš jaučiu, ir tikrai, turbūt, ir tu jauti, ir, žinau žmonių galbūt, kurie nejaučia, bet ten yra atskira tema, mes prie jos prieisim, bet kada ir kaip pagauti, ar čia yra normalus, sveikas tas nerimas, ar vis dėlto aš čia jau per daug nuvažiuoju į tą serialą ir ten suku sezonais. Tai čia labai gerai sakai. Tai pirmas dalykas tai yra sustoti tą akimirką ir savo įsivardinti, kad aš šiuo metu jaučiu nerimą, arba, pavyzdžiui, gali būti net ne apie karą kalba, o kažkaip tai kažkokia man tokia nerami būsena, žinai, kažkas tai yra ir toksai liktai mintis man ateina į galvą, kad, kažkas turėtų čia dabar negero nutikti. Kaip bloga nuojauta. Kaip bloga nuojauta. Tai pirmas dalykas tai yra, kad dabar aš taip jaučiuosi ir jaučiu nerimą. Kur aš dabar kūne tą nerimą jaučiu, kaip man jisai tam kūne, nes kūnas tai yra tas, kuris kovoja, bėga arba sustingsta, kai jau tas stresas prasideda ir kai tu supranti, kad čia yra tau grėsmė. Jeigu aš suprantu, kad tai man nėra grėsmė tas kamštis, tai aš sėdžiu ir mano ten hormonai nieko nedaro. Bet jeigu tau reikia į podcastą atvažiuoti laiku, jau tau daro, nes tu jau matai, kad tu šansų nėra. Nespėjai ir čia daug grandinė lūžta ir panašiai. Ir kas bus baisiausia. Tai tu, kai esi profesionalas, tai su tuo susitvarkai, kas bus baisiausia, greitai pragyveni ir tada įmiesi sprendimo. Kažkam skambini, kažką ten darai ir panašiai. O kai tu kuri serialą be pabaigos ir jau ten sezonai keli prasideda, tai tu pirmiausia savo pasakai, dabar aš jaučiu nerimą dėl kažko ir kartais be priežasties gali sakyti, jaučiu nerimą. Ir kas mane dabar sutrigerino, kodėl aš čia tai pradėjau jaustis. Tai pirmas dalykas, tai gal aš ką tik praskrolinau ir paskaičiau žinių ten 5 kartus tą patį, gal paskambino man kaimynė ar teta, ar dar kažkas ir pasakė, ar tu jau matei mums šakės, jau karas prasidėjo, 3 pasaulinis ir reikia kažką tai čia daryti, arba jau nebeapsimoka, nes tiesiog. Tai čia yra tokių, kas yra tas, kodėl dabar, kaip klausi terapija, kai ateina, kodėl atėjai dabar, kas buvo tas paskutinis lašas, kodėl tu atėjai. Tai dabar kas tau tą nerimą sužadino, kad jisai dabar jau yra toks, kad tu jau jo nebegali toleruoti ir tau jau reikia kažkokių tai daryti veiksmų arba sprendimų arba užsirašyti terapiją. Tai tas būtent savo prisipažinimas, kad aš dabar jį jaučiu, o antras dalykas tai yra, kad, kas yra tas sukėlėjas ir kas yra palaikytojas, kas sukelia ir kas palaiko mano tą degimą. Tai jeigu aš skrolinu po 2 valandas ir ieškau ir atsidarinėju tas būtent antraštės, kurios yra apie karą, tai man jų daugiau ir mes. Jeigu algoritmas žiūrė. Aišku, kad labai greitai. Tu čia šitą. Gerai. Tau čia to reikia? Tu nori ekspertas būti, gerai, prašau. Taip. Tu nori tik blogas naujienas, dar geriau. Tai va, o kadangi dar
vienas yra, kad tu ten atsidarinėjai ir tau siūlo, o antras yra, tu tikrai turi daug fantazijos ir savo tam serialų kūrime patirties ir tu ten jau viską rutulioji ir tada tavo gyvenimas patampa košmaru. Dėl to, kad tu visą laiką esi tam seriale, kuris galbūt niekada ir nerimo funkcija apsauginė, kuri turėtų mane dabar nuo to apsaugoti, tai jinai man šiuo metu yra neveikianti ir jokios apsaugos čia nėra, o yra tik tai mano gilinimasis į tą nerimą. Tai kai tu identifikuoji, kad kai aš nueinu pašnekėti su kolegė Danute, jinai man čia privaro apie vakardienos žinias ir aš jau ateinu užsikūrus, nei kovosiu, nei bėgsiu, nes dirbu ofise, o viskas vyksta mano kūne. Tai dar paskaitau pati žinių, nes nepasitikėjau, dar paklausiu čia GPT arba dar tenais kažką tai padarysiu. Ir aš toliau tą serialą vystau ir tikimybę ar netikimybę to karo tikrinu toliau. Nu ir ką, gerai. Padariau, tada einu kažko tai ten išsikepiau kotletų, nuvežiau vaikus į būrelį, dar tenais grįžau ir gal naujų žinių atsirado. Nu, tai reikia patikrinti. Ir vėl tikrinu, ir vėl grįžtu į tą nerimo būseną ir aš jau nebeseku, nei kas man sukėlė tą nerimą, nei koks jis yra, nebematuoju, o yra blogai ir dar blogės. Nu ir tiek. Jo, yra šitas dalykas. Aš pagaunu tikrai ir su žmonėm pasidalini, kad ta socialinė medija nepaprastai stipriai gali sustiprinti baimės, nerimus apie dalykus ir tikrai užtenka labai nedaug tos informacijos pradėti ieškoti, iš karto viskas pradeda plūsti taip ir tada jau tai tampa nesustabdomu srautu. Ir socialinė medija, ir gyvi žmonės. Jeigu tu nuo kitų, čia aš nesenai buvau Vietname ir tose požemiuose, kur kažkada tai karo metu jie ten 100 kilometrų turėjo tų požemių. Ir dabar ten kaip yra muziejus, bet tu į tą požemį gali eiti. Ir ten, kadangi vietnamiečiai yra tokie smulkus ir mažiukai, tai ten užsieniečiai iš vis net netelpa, dėl to, kad yra toks pasimatavimo galimybė ir tu pasižiūri, kad jau tie žmonės, kurie yra aukštesni, stambesni, tai jie ten netelpa, bet tie, kas nori, gali tais požemiais paeiti. Ir aš, kadangi suprantu lenkų kalbą, galvoju, eisiu aš vis tiek pasižiūrėti, kaip ten tam požemį ir tam požemį tu taip eini atsitupęs, ten tamsu, karšta, kas 20 metrų gali išlipti, yra tokia galimybė, o tų požemių yra ten kilometrais. Ir, žodžiu, ten įvairių šalių atstovai eina ir bando, kaip ten jie atsitupę turėjo judėti tuo tuneliu. Ir aš jau esu to tunelio vidury ir šalia manęs Lenkė, viena lenkiškai šneka ir su keiksmažodžiais su viskuo ir jai tikrai ištinka panika, nes tamsu, karšta ir jinai rėkia, kad man čia trūksta oro, aš čia eisiu atgal, o aš savo galvoj pradedu reaguoti, kad galvoju, tai jeigu jinai čia dabar varys atgal, mes čia neprasilenksim, tai kaip čia toliau bus ir jau matau tą vaizdą ir sau sakau, palauk, tai tu sustok. Jeigu tu nesuprastum, ką jinai šneka, tai galvotum, kad kažkaip emocinga, bet tu nesuprastum, kad jinai bijo ir jinai nori pabėgti iš tos vietos, nes jai čia trūksta oro ir aš save matuoju. Ar man trūksta oro ir sakau, taigi palauk, taigi nei tau čia trūksta oro, už 20 metrų tu išeisi, tik judėk savo tempu. Ir kaip greit galima užsikrėsti. Ta prasme, ta kažkokia tai panika, arba kažkokiu tai nerimu, dėl to, kad tau įsijungia visi tie patys signalai ir tu savo kūnu jau supranti, kad tau čia irgi reikia bėgti, bet nėra kur bėgti. Žmonės ir iš vienos pusės, ir iš kitos reikia tik judėti bendrai. Tai lygiai tas pats kaip socialinės medijos, ten paskaitai tris kažkokius puslapius, tai lygiai tas pats nueini ten kažkur tai darbe, kolektyve ar kažkur ir kažkas ten vienas jau perskaitė viską, pakartojo, susikūrė scenarius, tau pasakė ir tu pradedi, kad, žinai, ir man neramu.
Ypač jeigu esi linkęs, nu, va, taip įtikėti. Taip. Iš tikrųjų, papasakoju apie tą požymį, tai man šiaip, aš turiu vieną tokią, nežinau, man yra baisu, kaip speleologai lenda į ten tuos urvus, kur ten čiut prasispraudžia, man yra nepaprastai, taip visą nupurto, tai aš galvoju, oh my god. Jo, tai yra toksai momentas fizinis. Bet, žinai, iš kitos pusės dabar aš taip noriu galvat apsukt, bet yra žmonių, kurie visiškai nekreipia dėmesio į tą karo grėsmę. Na, taip, maždaug jiem vienodai. Aš labai nemėgstu to klausimo, čia viskas gerai ar negerai, bet vis dėlto aš jų užduosiu. O ką tu norėtum padaryti, jiem biškį sukelti grėsmės? Ne, man labiau yra įdomu, kaip yra, kad vieni žmonės iš tikrųjų reaguoja, o kiti nereaguoja visiškai. Nu, aš kadangi turiu patirtį kariuomenį ir, tarkim, kariuomenį kariai labai ilgai mokosi ir žino, ką daryti, jeigu tas karas ateis. Tai man labai patinka toksai požiūris, kad mes ruošiamės ir aiškumas, ką daryti, bet anksčiau laiko jie nėra linkę į tą nerimą pulti arba kaip juos užbombarduoja civiliai asmenys, giminės ir artimieji su, ką tu dabar apie tai manai, tai jie kažkaip labai moka taip išlaikytai pasakyti, kad karai egzistavo visą mūsų egzistencijos laikotarpį, tik tai buvo kitur, o mes visą gyvenimą mokėmės to, ką darysim, jeigu ta diena ateis. Tai tam civiliam žmogui nieks nepalengvėja nuo to, nes galvoju, tau tai gerai, tai tu žinai, ką daryti, bet aš vis tiek nerimauju ir jisai tada nerimauja. Bet yra ir civilių žmonių, kurie neturi jokio ryšio su kariuomenė ir su savo pasirengimu tam karui, tai jie tiesiog tokį turi šiek tiek maginį mąstymą, kad, jeigu aš apie tai negalvosiu ir neateisiu, tai nieko čia nebus, ir tokį kaip ir, gynybinis toksai galbūt mechanizmas, o kiti, tai jie sąmoningai neskaito, nesivelia, neturi nuomonės, nenori, aš čia nekariausiu ir nors tu ką ir panašiai, tai turi tokį kiti įsitikinimai jų galvoj. Bet iš to, ką aš išgirdau, tai savotiškai, žinai, tas maginis mąstymas, toks, aš negalvosiu ir nebus. Aš jeigu galvosiu apie kažką ir ten, tarkim, ruošiuosi, tai tikrai prisišauksiu. Jis turi savo pasekmes turbūt. Tai turi savo pasekmes, tu nesiruošiai, tai tada, kai jau ištiks ta vadiena, tai būsi nepasiruošęs ir tada patirsi šoką ir kūlversčiais mokysies tų naujų įgūdžių, kurių tau reikės. Čia negali žmogaus priversti, žinai, dėl kažko tai nerimauti arba kažko rūpintis. Tai toks impulsyvių tokių sprendimų ir nesprendimų, tai žmonės daro ne tik apie ką. Apie ką dar daro? Apie viską. Pavyzdžiui. Ne, tai kaip tu sakai, kad yra žmonės, kurie nesirūpina, kad čia karas bus, tai dabar labai aiškiai buvo tie, kurie Dubajui ten, tarkim, lietuviai, aš čia niekur nevažiuosiu, man čia viskas ok. Kiti tenais, kaip greičiau čia grįžti namo ir ten taip toliau. Tai akivaizdus pavyzdys. Tai tas, kuris į nieko nevažiuosiu, jisai turi įsitikinimų, kad jam galbūt niekas negali nutikti. Tokį jisai turi. Tai jeigu tu žinai savo galimybės važiuojant motociklu, kiek yra mirčių ir kiek sužalojimų, ir tu vis tiek važiuoji, taigi vis tiek tu tiki, kad tu tai ne tas. Ja. Tai mes tokių daug yra sričių, kur mes galvojam, kad aš, arba pavyzdžiui, aš daug jau visko gyvenime patyriau, tai aš turėčiau dabar jau gyventi gerai, ramiai. Taip, ir man jau čia nieko nebeatsitiks. Nes jau aš tikrai visko patyriau, o kitas dalykas, tai ypatingais žmonės besijaučiantis, tai mano, kad jis asmeniškai tai negali nei patirti, nei karo, nei bado, nei maro, nei kažkokių tai traumų, dėl to, kad, jisai tiesiog, toks. Aukščiau visko. Aukščiau ir su marškinėliais gimęs. Bet paskui labai greitai įlūžta, bet aš dar į tuos įvykius taip žiūriu, kad kartais tie tokie žmonės, kurie nesitikė ir kuriem greitai kažkas tai ten nutinka, arba ten kažkokia tai diagnozė, arba tai juos labai transformuoja ir jie
kaip yra tas, tarkim, pas amerikiečius labai išpopuliarintas ir netgi, sakyčiau, komercializuotas tas potrauminio streso sutrikimas, tai kažkodėl niekas nesiėmė ir nedaro komercijos iš to potrauminio augimo. Kad lygiai taip pat po kiekvienos didelės traumos gali būti ir ne potrauminio streso sutrikimas, o potrauminis augimas. Tai kažkaip apie tai nutylėta daugmaž, nes turbūt neparsiduoda taip gerai, nes kita vertus mes tokioje visuomenėje gyvenam, kur patirti stresą tai yra, ne tai, kad mada, bet kaip čia pasakyti, nes jeigu tu daug streso patiri, tai tikimybė, kad tu kažką tai tokio vertingo darai, galbūt geriau apmokamo, arba daug performini, daug visko padarai per trumpą laiko tarpą ir yra kaip, toks, tokio, kaip vos negalios, požymis. Tai kalbant apie nerimą irgi, tai jeigu aš esu nerimastingas žmogus, tai ką tai reiškia? Aš ateinu, sakau, žinok, aš žiauriai jaučiu daug nerimo, tai nežinau, kaip čia reikės filmuotis tam podcast'e, nes, vis tiek jį kažkas tai matys, gali mane čia sukritikuoti ar kažkaip, tai žinai, gal mes čia pasišnekėkim, aš tau čia pasakysiu, ką tu nori, o tu čia pats viską susakyk į kamerą ir aš jau nebesakysiu. Tai čia yra trumpalaikis. Tai ką, jeigu tu man leidi nedalyvauti tam podcast'e, tai aš sustiprinu savo nerimą ir aš jau kitą podcast'ą nebeisiu. Dėl to, kad, tai yra didėja. Bet jeigu tu sakai, palauk, taigi turi vandens, aš čia sėdžiu, nieks čia kažkokios grėsmės fizinės ir kažkokios kitos nėra, tai gal pabandyk, tai jeigu užsikirsi, tai ištrinsim, iškirpsim, dar kažkas. Tai žinai, tai čia yra kitas dalykas. Tai ir žmonės kartais turi tokio naudos antrinės iš to nerimo turėjimo, nes aš esu sąlyginai blogiau susitvarkantis, tai man reiktų kažkokių tai, tokių daugiau komforto ir mažiau to nerimo aplinkybių, tai jeigu tu gali, tai padaryk, kad aš jų ir iš tavo pusės nepatirčiau. Kas yra antrinė nauda? Kai tu esi, tarkim, nukentėjęs nuo kažko ir tu ilgai su tuo tvarkaisi, būni, tai gauni papildomo dėmesio. Tarkim, nes tu esi nukentėjęs ten, kažkoks. Arba tu esi, tai aš tiesiai šviesiai pasakysiu, auka. Ir tu iš to buvimo aukos vaidmenį gauni papildomų dalykų, papildomo dėmesio, papildomo rūpesčio, gal net kažkokios tai finansinės naudos arba kažkokių nuolaidų. Kad tu gauni ne iš to įvykio, dėl kurio tu esi toj situacijai, bet paskui dėl to, kad tu jį patyrei. Aš gal dar pridėčiau, kad antrinė nauda apskritai yra, ateina iš tokio, sakykime, naudos, kurios atsiranda dėl mūsų kažkokios tai disfunkcijos arba dėl nenoro tvarkytis su dalykais. Ir dažnai žmonės net jų nemato, nes jie vis tiek, jie išgyvena tą kančią, bet ta kančia jiems suteikia galimybę kažkaip tai gauti kažką papildomai. Taip. Pasakei apie komfortą ir mūsų šiaip apskritai žiūrint į šiandieną, į visuomenę, būtent tarkim, į vakarų kultūrą, tai mes esam labai linkę į komfortą ir komfortas yra labai svarbu ir, nežinau, mes įsidžeidžiam, jeigu mums ten maistą pristato 5 minutėm vėliau, negu mes tikėjomės, ar ten, nežinau, kažkokios tai sąlygos netinkamos, labai mes čia tokie. Kaip tu manai, ar tas komfortas, ar jisai prisideda prie tokio galbūt atsparumo mažėjimo grėsmėm? Ar mes prarandam kažkokius mechanizmus galbūt, kurie mus paruošia netikėtom situacijom? Taip, tikrai, tu labai čia teisus ir kadangi mes dabar gyvenam kasdienybėj paprastoj, taip kaip prieš 30 metų gyveno kažkokie didikai, karaliai ir kažkas tai ten iš tų vienetai. Taip gyvena, kai mes dabar paprasti žmonės gyvenam. Turim elektros, turim karšto vandens, kiekvieną dieną kiek nori maudykis. Ten turim vien maisto gamybos, ten kažkokių tai įrenginių apie tai, kad žmonės kažkur tai kiekvieną dieną gauna karšto maisto, tai
prieš 50 metų ten tos kalbos net nebuvo. Tai mes turim labai daug dalykų, kurių tada žmonės neturėjo ir turėjo tik ypatingi kažkokie tai ten autoritetai ir kuriem būdavo sudarytos tos sąlygos taip labai dirbtinai. Ir dabar mes esam išlepę nuo to viso komforto ir mum išeiti iš jo, tai dėl ko mes to karo nenorim. Nes mes suprantam, kad visus tuos dalykus, kurie mums kasdienybėje atrodo savaime suprantami, tai dalį didelį jų reiktų paaukoti. Čia nereikia toli žiūrėti. 4 metai atgal ir matom, kaip ten kas vyko. Ne? Ir tas komfortas mūsų mus daro tokiais labai neatspariais dėl to, kad mes nenorim tų visų dedamųjų komforto prarasti, mes nekalbam apie kai kuriuos ten dalykus, ten karšto vandens savaitė nebus, taigi nebūna ten dėl to, kad vamzdžius taiso, tai labai greitai žmonės susivokia, kaip faina yra turėti karštą vandenį kiekvieną dieną. Taip. Arba tarkim ten taiso kažkokius elektros tinklus ir ten neturi elektros, o velnės, tai kaip čia neįspėjo, įspėjo per vėlai ir ten taip, daug tokio iš tokių paprastų elementarių dalykų. Ir aš, kai tą psichologinį atsparumą tyrinėjau 6 metai, tai vienintelis būdas jį ugdyti, taip mum tokių, ne kariuomeniai, ne kažkokiuose tai ten pratybose, ne kažkokiuose mokymuose interaktyviuose, tai yra susikurti savo kontroliuojamą diskomfortą. Tai kai tu susikuri jį, kai tu eini tenais kažkur be vandens, arba tu patsgi žinai, kaip tas stresas veikia. Tai vienas dalykas, kai tu esi išsimiegojęs, pavalgęs ir tu čia gauni kažkokią tai žinutę arba laišką, nes anksčiau, žinai, buvo tigras miške, dabar žinutė, o tavo kūnas taip per tiek nepasikeitė ir tu vis tiek nori kovokti, bėgti arba sustingti, tu turi susėdėti čia su manim, žinai, tam fotelyje. O tavo kūne tai viskas veikia. Tai pagrindinis dalykas yra, kad kaip susikurti tą diskomfortą, kad tu pamatytum, kaip tu pats funkcionuoji, kai tu esi pavargęs, nemiegojęs arba miegojęs labai mažai ir kaip tau pradeda erzinti žmonės, dalykai ir visi kiti, kai tu esi tom nekomfortiškom savo sąlygom. Tai čia yra labai puikus savęs pažinimas ir jeigu ateitų diena X, tai bus dar 3 kartus daugiau to diskomforto, negu tu gali susikurti, bet tu savo reakcijas vis tiek gali pamatyti, kad ką tu darai, rėki, vėmėt, visokių būna reakcijų, tu negali žinot, bet kai kurias iš jų gali pasitikrinti ir kaip tavo protas veikia ir ką tu nori padaryti su kitais žmonėm arba su kažkokiais tai dalykais, kai tu esi tam kitoj pusėj komforto. Tai jeigu nusprendžia žmogus, jis gyvena komfortiškai, jam ten Voltas atveža pavalgyti, jisai turi Netflixą ar ten, nežinau, dabar jau visi turi po kokius 3 streaming servisus, nesgi neužtenka. Internetas, elektra, šiltas vanduo, kaip tu sakai, ir kaip tada žmogui tokioj erdvėj, kaip jam pradėti būti tame diskomforte, kaip jam treniruotis? Tai pirmas dalykas, kurį galbūt pamiršau pasakyti, tai kalbant tiek apie nerimą, tiek apie stresą ir jo reguliavimą. Tai pasakiau, kad nėra nei piliulės, nei specialisto, kuris tau visiškai tą stresą ir nerimą išeliminuos ir tau reikės naujų įgūdžių ir kompetencijų visą likusį gyvenimą ir geriausiai tai tą daryti kiekvieną dieną. Čia visiškai nepopuliaru, bet ką darysi? Tokia realybė. Tai kalbant apie tą kontroliuojamą diskomfortą ir tą psichologinio atsparumo ugdymą, tai kai vedu seminarą, sakau, pakelkit rankas tie, kurie manot, kad esat atsparus. Būna 3 rankos, ten 5 su mano, ten kažkas. Ir tada sakau, tai žiūrėkit, jums dabar metų 40, 50, 60, 70. Tai iki šios dienos su visais sunkumais, stresoriais, kažkokiais tai įvykiais, kažkokiom traumom jūs iki šios dienos susitvarkėt patys, ar turėjot kažkokių pavaduotojų, kam delegavot ir kas jums sutvarkė tą jūsų gyvenimą.
Tai visi sako, ne, tai mes patys. Tai sakau, tai kodėl jūs nekeliat rankos, kad jūs esat atsparus? Nes, tai iki šios dienos tai jūs susitvarkėt. Tai reiškia, kad ir toliau susitvarkysi, bet ar tu nori kiekvieną dieną dėsti pastangas ir mokytis naujų streso valdymo kažkokių tai įgūdžių arba nerimo valdymo, nieks nenori. Aišku, kad ne, tai jeigu galėtum parsisiųst programėlę, jo, ten... Ir žinai, viskas, arba nejausti, arba žinai, tai kaip tas mintis išjungti, nėra mygtuko, nėra to mygtuko. Reikia jas tik tai, kažkaip tai šiek tiek kvestionuoti, nes, jos ten visokios atsiranda. Tai esminis dalykas yra, kad pirmas dalykas, tai kas tau padėjo praeitą kartą, kai buvai ekskursijoje mėšlas? Kur tu buvai paskutiniam sunkume, kas tau konkrečiai padėjo, ką tu tuo metu darai, kad tuo metu galėtum ir mąstyti, ir spręsti problemą, ir kaip tu išbuvai, nes išbuvimas yra vienas iš, kad kai tu sužinai ir kol dar tu nežinai, ką daryti, tai reikia išbūti, nepabėgti iš tos situacijos, bet išbūti savo kūnį ir kol tu sugalvosi, ką darysi. Kai jau tu turi planą, tai ateina tas problemos sprendimas ir tas stresas šiek tiek sumažėja, kokiam tu ten tuo metu baisiam įvykyje bebūtum. Tai pirmas dalykas yra žinoti savo, kas tau padeda, nes atsparūs žmonės tai žino šiaip, kas jiem padeda ir kas blogina situaciją. Tai tarkim, tas nuolatinis serialų kūrimas, tai tikrai jisai nepadeda, tau jisai blogina tą situaciją. Kitas dalykas, tai reikia susirasti kažkokį tai dalyką, kuris tau yra diskomfortas, bet nebūtų toks jau labai, kurio tu vengiai visą gyvenimą ir pasižiūrėti mažą žingsnį dėti, tarkim, valandą būsiu neskaitęs žinių, jeigu žinai, visą laiką ten esu control freakas ir bandau ten ieškoti informacijos, kad neduok dievę kažką praleidžiu, valandą nežiūri žinių ir žiūri, kaip tu jautiesi. Ar tau geriau, ar tau blogiau. Tada tu gali susigalvoti kažkokį tai fizinį dalyką. Tai kad jeigu dabar norėčiau aš tave aprėkti dėl to, kad ten kažkas tai įvyko, prisidėjo man dienoje ten daug dalykų, tai aš neaprėksiu, bet išeisiu ir čia porą kvartalų apeisiu ir grįšiu ir pasižiūrėsiu, kaip man čia jaučiasi. Ar aš nesu pavargus, ar aš dabar labiau norėčiau griūti lovą ir įsijungti Netflixą norėčiau, bet aš einu kitų būdų. Tai reiškia, kad pavargs mano kojos dar labiau trigubai, bet pasižiūrėsim, kaip veiks protas. Tai tą diskomfortą galima visokiais būdais ir žingsniais susikurti. Fizinė kažkokia sunki veikla, arba tenais kažkokie pratimai visada padeda iš tikrųjų, nes yra labai tiesioginė sąsaja, bet tu visą laiką gali susikurti tą diskomfortą. Arba jeigu tu kiekvieną dieną, tarkim, valgai kažkokį skanumyną, saldumyną, vieną dieną nevalgysiu aš to, nes tiesiog jo nebegamina, įsivaizduoju. Ir pažiūrėsiu, kaip vieną dieną man čia bus čia tas diskomfortas man ar nebus. Tai, tiesiog. Ir kaip arba nepirksiu kavos, žinai. Taip. Tai tų žingsnių tai tikrai yra visokių ir šiaip žmogus, jeigu jisai savo gali pasakyti, kur jam didžiausi yra tie diskomfortą keliantis kažkokie tai dalykai kasdieniai paprasti, tai tiesiog pabandyti, kaip tu jautiesi ir kaip tu funkcionuoji ir išvis kaip tu reaguoji į aplinką ir žmonės, kai tu tam diskomforte esi, tai tau čia toks ir savęs pažinimo dalykas yra. O kiek tau atrodo reikia to sąmoningumo tada tam pasirinkime būti diskomforte? Nes yra žmonių, kurie būna diskomforte nuolat. Jie nuolat užsistresavę, persidirbę, ten, nežinau, bėga, lekia ir tas, sakykime, toksai diskomfortas jų yra, modus operandi. Bet čia yra priklausomybė. Kai tu nebeturi dėl ko jausti nerimo arba streso, tai tu susigalvoji, nes tu esi taip labai aiškiai pripratęs šitame būvyje būti, kad, tiesiog tau trūksta, nes jeigu tu jauti stresą ir tu sprendi kažkokią tai problemą, tai tu jautiesi gyvas. Ir viskas yra gerai, tada aš funkcionuoju ir pasąmoningai tikiuosi, kad didesnis kažkoks įvykis arba stresas
man nenutiks, nes kai aš visą laiką esu tam stresė ir taip. Ir čia yra ir su nerimu, ir su stresu tas pats, nes, kaip ir su bet kokia priklausomybė, tai tau abstinencija būna ir tu pradedi galvoti, palauk, čia žinai, aš dabar nieko jokio neturiu nerimo šaltinio, tai reiškia, kad jau čia greitai kažkas tai nutiks, nes, negirk dienos be vakaro ir nelaimė viena nevaikšto. Ir tada reikia čia skubiai pataisyti situaciją ir įsipainiot vėl į kažkokį tai projektą. Tau trūksta tavo gyvenime streso, atsidaryk socialinį tinklą, kokį nors paskaityk. Ir tada prasideda visi valstybė, žmonės ir ten, tokios savokos kitokios, ir iš viskas čia labai blogai gyventi. Pasaulis bloga vieta. Pasaulis bloga vieta gyventi. Iš tikrųjų, galima taip pagalvoti. Negalima. Puikia vieta. Vienintelė vieta, kurią turim. Šiaip jau. Taip. Žiūrėk, tu dirbi su kariais, su jų atsparumu psichologiniu. Dirbu, taip. Taip. Kuo skiriasi, sakykime, tai, ką mokosi kariai, stresui atsparumas, tų situacijų, sakykime, krizinių suvaldymas ir tuo, kaip mes civiliai esam? Tai labai gerai galiu tiksliai atsakyti, nes esu darius apie tai tyrimus. Tai pavyzdys toks labai paprastas. Jeigu ateina jaunuolis nuo mamos sofos ir mamos kotletų į kariuomenę, užsideda pirmą dieną uniformą. Visuomenė jau jį žiūri, kaip jisai su uniforma, tai greičiausiai jisai kažkokį turi gebėjimą, kompetenciją, kažkokį charakterį arba kažką. Taip iš šono žiūrint, atrodo, kad čia jau viskas. Iš tikrųjų, kai padaroma psichologinio atsparumo testą, tai psichologinis atsparumas to pirmą dieną kario yra 3 iš 10. Kaip ir visų 12-okų, kurie, baigia mokyklą. Taip. Ir įvyksta toks dalykas, kai jisai ateina, jie visi eina į bazinį kario kursą, kuris trunka 3 mėnesius, yra tam tikra programa, be nei vienos psichologinės apgalvotos intervencijos, bet daugiausiai yra taisyklių, disciplinos, struktūros, aiškumo. Ir po tų 3 mėnesių jo psichologinis atsparumas yra 6, kai žmogaus KEM 5+ arba TRIM 5+ standartinio Lietuvos gyventojo yra 5-6. Čia yra per 3 mėnesius, nedarant jokios psichologinės intervencijos, bet su kontroliuojamu diskomfortu. Ir tas kontroliuojamas diskomfortas, kai mes su tavim kalbam, ką civiliam paprastam žmogui padaryti, kad jo atsparumas didėtų, tai jam reikia susirasti, pačiam save suvadybinti, kad aš tam diskomfortį išbūčiau. Kariuomenė turi kitų dalykų, nes pati sistema sukurta ir mokymų visi ciklai, viskas sukurta taip, kad jie tam kontroliuojamam diskomforte, kuris auga, nemiga, ten pratybos, ten ir visokie kiti dalykai, yra sistemos padaryti, o tu juose dalyvauji. Ir dėl to jų tas atsparumas yra 7+ ir 8, ten tikrai aukštas, lyginant su tuo ką tik baigusiu 12-oku, kuris atėjo į kariuomenę. Ir su civiliais žmonėm, kurie, tarkim, kuo žmogus vyresnis ir jau daugiau turi patirčių, klaidų ir ten kažkokių tai įvykių, kurie turėjo galimybę jam tą diskomfortą patirti, tai tuo jo atsparumas bus aukštesnis. Dėl to, kad tik ten kariuomeniai sistema, visa programa ir viskas yra, tau sukuria tą. Tau nereikia pačiam galvot. Tai iš esmės, jeigu, sakykime, civilis žmogus nusprendžia, aš noriu pasididinti savo psichologinį atsparumą. Tai realiai, tą, ką mes prieš tai kalbėjom,
jisai sąmoningai susikuria diskomfortą, tam tikrą, jis jame išbūna, jis supranta, kad jis gali jame išbūti. Ir jį didina. Ir jį didina, sąmoningai irgi. Aha, nu tai vat jo, aš čia galiu tokioje situacijoje išbūti ir tokioje situacijoje pasirodo. Ir konflikte kažkokiam, ir sudėtingam konflikte, ir sudėtingą uždavinį aš galiu išspręsti. Ir ten suvaldyti kažkokį tai laiko apribojimuose. Ir tada žiūrėk, aš jau ir kamštyje galiu sąmoningai nuspręsti įsijungti knygą, nesinervinti ir nesidraskyti. Taip, ir tas sąmoningumas, kurio tu klausai, čia pradėjom nuo jo, tai iš tikrųjų pirmas turbūt toks nulinis žingsnis, kaip prieš mokyklinę klasę, tai sąmoningumas yra tikrai vienas iš tų, kad tu suprastum, kur tu esi šiandien dabar ir kas čia atsitiko. Tarkim, žmogus turi pakankamą, tu sakai, ten kokie 6-7 jau pagyvenę žmogus, tą psichologinį atsparumą. Ar gali būti kažkokie veiksniai, kurie mažina jį? Gali. Tai čia ir yra esmė, kad tiek, kad tu turi tuos 6-7, tai tau visiškai neužkabina jokio lauro ir nereiškia, kad iššūkių ir stresorių suma už savaitės arba 27 metų rugpjūčio 1 bus tau pakeliama. Nes jeigu tu jau čia atsparus, susitvarkiai, bet vieną dieną ant tavo stalo yra 5 problemos, iš kurių 2 yra tragedijos, kaip aš sakiau, ar ne, ar tau čia diskomfortas, tai gali būti, kad tu ir lūši. Ir tas, tarkim, streso daug turintis darbas arba tas labai didelis darbe efektyvumas, tai irgi gali būti kaip tas, kad tu tiesiog nebeatlaikai, nes tau šiandien su tavo išsimiegojimu, neišsimiegojimu, su tavo pavalgymu, nepavalgymu, su visais tavo kitais veiksniais, kurie vyksta tavo gyvenime, vaikais ar den kažkokiais kitais iššūkiais, tai kas gali būti, kad jų tiesiog yra per daug, negu tu turi potencialo su jais susitvarkyti. Tai reiškia, kad tu kiekvieną kartą su kiekvienu sekančiu iššūkiu gali pasitikrinti, ar dar tavo tas atsparumas pakankamas, ar reikia jau pridėti kažkokių tai naujų dedamųjų ir nebus taip, kad, žinai, jau aš čia tą padariau ir reiškia, kad man jau niekas nebaisu. Pasaulis labai greit keičiasi, kaip atsirado karas, kaip papildomas dirigiklis, taip gali atsirasti kažkokie kiti dalykai. Čia dabar dirbtinio intelekto visi bijo, dar ten kažkokių tai dalykų, kurie gali būti tau sunkus pakelti tą akimirką. Tai, o mažėjimas, tai yra, aš čia visur buvau, čia viską padariau, tai dabar sofa, Netflixas ir čipsų pakelis ir aš čia sėdžiu ir nei aš čia klausysiu žinių, nieko, žiūrėsiu Netflixą, su gera pabaiga ir tiek. Tai labai greitai gyvenimas tau parodys, žinai. Kad vis dėlto yra ta bloga pabaiga. Taip, kad ateis ir šventė iš kitos pusės į tavo kiemą. Aha. Kaip suprasti, kad jau yra prie pat tos ribos, kaip tu sakai, kad gali lūžti? Tai čia labiau eina apie tą perdegimą ir tą stresą dėl darbo arba darbe. Tai čia iš tikrųjų įmonių, organizacijų vadovai, kurie mano, kad žmogus gali varyti bele kiek ir tu labai skatini tą varymą, tai čia tau reiktų susimastyti, tam jau vadovui, čarui ar tam skyriaus viršininkui arba kažkam, kuris ne freelancina, nes su freelanceriais labai bloga situacija, nes jie tiesiog dirba non-stopų, neturi jokio, net nesusikuria iš vis poilsio, tai nėra kam pamatyti, bet kaip organizacijų, tai tarkim, vis tiek vadovai gali pamatyti. Bet jeigu tu pats žmogus save stebi, ir tave erzina tokios labai labai smulkmenos, atsikėlį, nėra karšto vandens, arba tarkim nėra elektros, negaliu pasidaryti kavos, kur žiauriai maža smulkmena, bet tave jinai jau išmuša, jau viskas, jau šiandien diena bus bloga, žinai, ir ten taip toliau. Tai jau tu esi jau tam perdegimo, žinai, jau raudona čia tau vėliava mosikuoja ir jeigu tu nekreipsi dėmesio, tai tai lūši, bet taigi žmonės ir lūšta ir paskui vėl grįžta į gyvenimą, bet nebūtina tiek dasivaryti. Ir tų streso
ir to nerimo, tų ugdymo, kaip su juo tvarkytis, tai man atrodo reikia mums visiems mokytis iš naujo ir kiekvieną kartą dėl to, kad tos aplinkybės keičiasi. Ne, iš tikrųjų, pasaulis kuo toliau, tuo greičiau jisai keičiasi. Ir čia neseniai kalbėjom su kolegom apie technologijų raidą ir kaitą. Ir kad kiekviena technologija vis naujesnė, jinai atneša nepaprastai didelį pagreitėjimą apskritai viso pasaulio. Nes viena pirmųjų technologijų buvo, tarkim, ugnis. Tai tol, kol žmonės pradėjo ten iš akmens gamintis įrankius kažkokius, tai gal ten vėliau. Aš tikrai nepasakysiu, kas pirma, bet, žodžiu, tarkim, pirmoji technologija ugnis, tai tol, kol žmonės pradėjo naudotis kažkuo sudėtingesniu, tarkim, ten, man atrodo, bronzos amžius, ne? Tai truko labai ilgai, ten, tūkstančiais metų. Tūkstančiais metų truko, kol mes priėjom iki rašto. Po to, kai jau raštas atsirado, jau, tarkime, 100 metų priėjo, kol mes atradom, sakykime, chemiją, elektros mokslus. Ir po to su kiekvienu tuo išradimu, tas progresas, jisai nepaprastai pagreitėjo. Jis faktiškai dvigubai greitėjo. Kai aš gimiau, interneto nebuvo. Tai. Ir kaip sklaida. Jo. Arba, dabar, žinai, sakai, taigi čia labai lengva pasitikrinti, kaip tu reaguoji. Tai eini, kur greitas internetas ir pabandyk, padirbti, kur yra lėtas internetas. Arba, tenais, kur, žinai, kažkur užsienį Wi-Fi ten, ar dar kažkas, tai, kaip tu susierzini, tai kaip čia, kokia čia nesąmonė? Kaip, jo. Kaip čia nėra interneto, žinai, negali būti. Iš viso, pavyzdžiui, vaikam, tarkim, iš viso nesuvokiama, kaip nebuvo interneto. Tai palauk, o tai kaip jūs gyvenate? Jo, tai palauk, tai kaip tu Netflixą žiūrėjai? Nerodė televizorius, žinok, televizorius rodė tik tai iš ryto truputį ir vakare. Ir tai buvo nespalvotas vaizdas ir nebuvo pultelio. Ir tas televizorius buvo storas, toksai, netoks plokščias, kaip pas mus dabar. Kaip? Taip. Tai žinai, tai tas progresas, jis iš tikrųjų, jis atneša labai kažkokių gerų dalykų, bet kartu mums sukelia labai daug papildomo streso, nepaprastai daug. Tai vien, žinai, informacijos. Dabar per dieną, jeigu tu pasistengsi, tai gali susirinkti tiek, kiek žmogus prieš 50 metų per gyvenimą. Surinkdavo galimai. Tai vien studijas prisiminus, žinai, kur ten reikėjo šviestis lapus, bibliotekoje stovėti eilė, šviestis lapus ir ten tų šaltinių 3 ir ten panašiai. O dabar, keli pirštų paspaudimai. Bet žinai, dabar kalbant apie tą nerimą, tą stresą, tai aš tokį kitą reiškinį matau ir juo labai domiuosi. Tai yra tas tyčinis nežinojimas. Toks yra dalykas, kai tu sakai arba kai girdi, tau žmogus sako, neturiu jokio supratimo. Tai kokioj srity tu šiai dienai, jeigu nori, gali neturėti supratimo. Jokioj, nes keli piršto paspaudimai ir tu tą supratimą minimalų, basiką, galbūt nesąmonę, jeigu ten vieną, žinai, šaltinį pasižiūrėsi, perskaitysi visiškai ne į temą, bet kurioj srity ir apie bet ką gali turėti supratimo. Bet dabar aš kaip matau, tai žmonės, kurie teigia, kad jie yra labai jautrus, labai daug nerimo patiria, labai stresuoja nuo visko ir šitas pasaulis dabar yra jiem nesaugus, jie susidarė tokį įspūdį, yra pasirinkę tokį nesigilinimą ir tą nežinojimą. Tai man, žinai, tie žmonės, kur, sakai, neturi nerimo jokio, nei dėl karo grėsmės, nei ten, tai man jie kartais primena tą tyčinį nežinojimą, kad aš nežinau, nes jeigu įsitrauksiu, tai kas bus? Taigi reikės išsiaiškinti viską, arba bent jau dalį, kad aš suprasčiau tą turinio esmę, tai užims laiko ir kas fainiau, žiūrėti Netflixą, žinai,
ar gilintis, kur čia man dabar to pinigus investuoti, ar dar kažką tai daryti. Tai tas, kai sako, neturiu toj srity jokio supratimo, tai neturiu ar nenoriu turėti. Tai čia, vat, žinai, toks pagrindinis klausimas. Tai tas tyčinis nežinojimas yra, man atrodo, kaip gynyba, kad man jau visko ir informacijos ir visko yra per daug, arba aš esu per senas, žinai, čia kažką tai naujo sužinoti arba išbandyti, arba man jau to nebeprireiks. Bet trukmė gyvenimo ilgėja, žmonės gyvena, medicina pažengus, tai gali būti, kad prireiks. Tai tas tyčinis nežinojimas yra toks nuslidus dalykas. Jeigu tu renkiesi, vat, būtent, nei aš gilinsiuos, nei aš noriu, nei čia daug sugaišiu laiko, bet kiek tu visam kitam sugaišti laiko, vietoj to, kad apie tai susidarytum kažkokią nuomonę. Pasakoja apie tą tyčinį nežinojimą ir tą vis besikeičiantį pasaulį ir kažkaip man iškilo dvi tokios dalys. Tai viena, tai buvo toks animacinis filmukas Wall-E apie tokį robotuką, kur likęs ten jisai žemėje, ten tvarkėsi ir tada pateko į, reiškia, erdvėlaivį, kur buvo žmonės. Ir tie žmonės buvo tiesiog pertukę, jie nieko daugiau nedaro, jie tik tai, reiškia, valgo kažką skanaus ir kažkokį tai entertainmentą turi, kažkokias pramogas ir viskas. Ir aišku, ten viskas po to apsisuko ir pasikeitė. Ir tada kitas iššoka, tai aš dabar net neatsimenu tiksliai pavadinimo, bet fantastinė knyga, jau sena pakankamai, kur Laiko mašina, man atrodo, jinai šitogi, dabar užstrigo autorius. Žodžiu, tai bičas persikelia į ateitį ir ten yra maždaug žmonijos dvi rasės. Tai viena rasė, kuri tokia, išlepus irgi ir realiai jiem yra paduodamas maistas, jie ten tiesiog gyvena tokie, bet jie, tokie lepus, glebus ir visiškai silpni. Ir tada yra kita rasė, kuri gyvena po žeme ir nakčiai atėjus jinai juos medžioja ir laiko juos, kaip tokią maisto grinai grandinės dalį. Tai kai tu tą kalbi, man kažkaip tai iškilo tos, kad tas sąmoningas toksai nežinojimas, kaip tu palauk? Tyčinis nežinojimas. Tyčinis nežinojimas. Apsisprendimas nežinoti, jisai tarsi ir veda į tokį, aš nieko nenoriu, aš neturiu jokios galios, aš nenoriu nieko spręsti, man nieko nereikia. Bet žinai, grįžtant prie mūsų tos pirminės temos, tos nerimo ir streso, tai kartais man skamba, kad aš toks, kur daug stresuoju, daug nerimauju ir aš esu toks. Taip, bet klausimas, žinai, ar tu kažką tai darai, kad tu būtum mažiau tos nerimautojas, ar tu išbandėjai kažkokius tai dalykus ir kiek ilgai išbandėjai, nes čia nuo vieno karto tai nelabai čia kažkokia tai vienas elementas galėtų pakeisti, bet jeigu ar tu tikrai nori toks likti, žinai. Ir čia turbūt žmogaus pasirinkimas. Taip. Rosita, tu turi parašiusi knygą, kuri vadinasi Realybės vadovėlis. Taip. Tai jeigu aš ją perskaitysiu, beje, man labai patinka tas žmogutis viršelyje, jeigu aš ją perskaitysiu, tai aš žinosiu, kaip man veikti realybėje, apie ką jinai? Šita knyga yra nelabai tokia, sakyčiau, pozityvi, bet labiau tokia realistiška. Aha. Ir pagrindinė jos idėja tai yra, kad gyvenime viskas įskaičiuota ir kad mes visi turim sunkumų, netekčių, patirčių, džiaugsmų, laimių, nelaimių ir visko. Ir galim patys tam savo gyvenime, ne tai, kad gyveni, žinai, nuo tos vienos patirties iki kitos ir tu ten kažkaip kaunies, kenti ir ten taip toliau, bet kad galim patys daug jos elementų ir savo reakcijų įvairių valdyti ir taip, prisimti atsakomybę už tai, kad kaip aš tą gyvenimą gyvenu. Ar tokioj labai kančioj nerime arba strese, o galbūt ne. Galbūt jeigu aš išmokstu tvarkytis ir eiti per tas patirtis su daugiau žinių ir daugiau įrankių, tai galbūt aš galiu
turėti mažiau tos kančios ir rinktis tą gyvenimą gyvesnį su daugiau prasmės ir daugiau įvairių dalykų, nevengiant kažkokių tai sunkumų, o tiesiog juos priimant, kad jie yra ir jie sudaro mūsų tą realybę. Tai jeigu tu įsivaizduoji traukinį ir mes visi žmonės, kurie kažkada gimėm, visą laiką visi numirsim, ne? Čia aišku. Jo, neišvengiam. Tai įsivaizduoju, kad mes važiuojam su tuo traukiniu per tą gyvenimą, vieni ten nauji gimsta, įlipa, kažkas tai numiršta, bet mūsų visų, tas traukinys veda į kapus. Bet kokiu atveju, nežinau, po keliasdešimt metų. Ir jeigu tu matytum, kaip tu toj kasdienoj pats veiki, funkcionuoji, į ką reaguoji, į ką nereaguoji, kam ten skiri daug laiko, kam neskiri laiko. Ir pagalvotum apie tai, o kaip tu toj prieš paskutinį ar paskutiniai stoteliai norėtum būti nugyvenęs tą gyvenimą. Kaip tu darytum kitaip šiandien? Ar tu tikrai ant tos sofos dar 15 minučių sėdėtum, ar tu išjungtum tą sofą ir eitum su šuniu pasivaikščioti. Ar tu vis tiek sėdėtum iki paskutinių ir paskui tam šuniui tik minutę ten laukia ir tiek. Tai toks yra įvairių žmonių patirčių toks komplektas kartu su tuo, kaip jie tvarkėsi su tam tikrais gyvenimo dalykais, nes tos patirtis yra daug maž universalios. Ir jeigu tau dar jos nėra nutikę, tai nutiks, tu gali pažiūrėti, kaip kiti tvarkėsi, o jeigu tau yra nutikę, tai tu gali pažiūrėti, kad ar tu taip pat tvarkysi kaip Jonas, Petras ir Zuzana ar ne. Tai tas realybės vadovėlis yra toks atveriantis akis, dėl to, kad mes kalbėjom pradžioje apie stresą ir aš sudėjau į tokią sistemą, kad mes tą stresą patiriam dėl tokių 3 esminių dalykų. Sakiau, ar ne, tau kamštis ir tu vėluoji į podcastą. Tai čia yra laiko stresas, dėl to, kad tu nespėjai, deadline'as arba dar kažkas. Kitas dramblys, ant kurių 3 statau, tai yra laikas, resursai, tai gali būti finansai, gali būti energijos resursai, gali būti emocijos ir ten taip toliau. Ir santykiai. Santykiai su kitais. Ir mūsų kiekvienas stresas arba kiekviena suvokta, sakau, grėsmė, nes tau gali būti stresas, man ne, tai vis tiek atsirems į vieną iš šitų 3 dramblių. Ir kadangi mes negyvenam vakume ir nebūtinai, kad tau dabar įvykęs yra kažkoks įvykis, krizė, dar kažkas, tai gali būti 3 jie. Vienu metu. Ir tai nebus taip, kad palauk, Juliau, šitą sutvarkysim, tada jau aš tau duosiu kitą išbandymą. Gali būti, tas kontekstas įvairus. Tai yra apie tą kontekstą yra čia parašyta ir aišku yra tie receptai, ką tu darai būdamas toje ekskursijoje mėšlas, kuri šiandien tau yra. Tai čia yra ne tik tie, kur aš naudoju, kur sakiau, ten miegu, sportuoju, rašau arba dar kažką tai darau, bet yra ir kitų žmonių, kurie man, pavyzdžiui, jie visiškai negelbėja manęs, bet kitus gelbėja. Kažkas važiuoja į žirgyną ir joja, kažkas, mezga, kažkas eina į jogą, daug visokių dalykų būna. Arba ten, tarkim, medituoja, kažkas, anksčiau melsdavosi žmonės, dabar medituoja, arba ir tą daro. Įvairių yra tokių receptų, kaip tau išbūti sunkume, nesulūžti toj situacijai ir tau vis tiek reikia išbūti. Tai visi tie receptai yra irgi tokia sistema sukūriau, kad kai kurie yra apie išbuvimą, kiti yra apie rezultato siekimas, tai plauk dušą, eik išvalyk tualetą, dar tenais kažkokį pyragą iškepk. Ir kiti yra į santykio kūrimą, nes kaip tau sakiau, kad viskuo galima užsikrėsti ir nerimu, ir stresu, ir kažkokie kitais dalykais, tai galima ir atsparumu, ir džiaugsmu, ir kažkuo tai kitų irgi užsikrėsti. Tai klausimas, kuo tu nori sirgti, tai tuo ir užsikrėti. Tai tas santykio kūrimas arba su žmonėm kažkokios tai veiklos bendros darimas grupėje ar ten kažkaip tai irgi yra žmonių, kuriem tai labai gelbėja, labai padeda, arba tu eini į terapiją, arba tu 5 draugiai, kol paskambini, tai jau ta emocinė būsena vis tiek sumažėja. Tai ta knyga yra tokia apie tą viskas įskaičiuota, kodėl mes tą stresą patiriam ir kad mes tas patirtis
turim visi ir jeigu, aš nesakysiu, kodėl man, todėl, kad ir tau, kaip ir visiems, tai tau atsiveria daug durų, kur tu gali paskambinti tau, kadangi tu jau esi tą patyręs, ką aš noriu šiandien patirti ir aš galiu pasiklausti. Mes labai, nesam linkę naudotis tuo tokiu mentorystė, principų ir panašiai, kad mes čia viską darom kaip iš naujo. Kaip sako, neišradinėk dviračio, bet mes vis tiek jį kažkaip tai bandom, nes galvom, kad aš čia toks labai daug streso patiriu, labai nerimastingas, tai aš čia tą darysiu taip. Bet jeigu jau Julius padarė, tai kodėl jam nepaskambinus klausyk, kur daugiausiai klaidų padarai, ko dabar nedarytum, tu gal man gali pasakyti. Ir, tarkim, eiti į konsultaciją, arba eiti pas mentorių, arba eiti pas coacherį, pas terapeutą, visą laiką apsimoka, nes įsivaizduoju, kad per 45 minutės arba per valandą jisai tau su tavo atveju pasakys, ko mokėsi 10, 20 ar 30 metų ir turėjo dar 100 klientų, kad tai yra koncentruota informacija. Taip. Bet jeigu tu dar esi tam, kur tu gerai tvarkaisi, tai skaitai knygą ir darai. O čia labai geras pastebėjimas, kad žmonės dažnai nuvertina kitų patirtį ir kitų supratimą, nes terapijoje dažnai mes sakom, tai tu turi pats atrasti. Tai yra labai gerai, jeigu mes kalbam apie vidinio pasaulio dalykus, bet aš visiškai pritariu, kad jeigu žmogus nori išmokti kažkokio tai ar amato, profesijos, dar kažko, tai yra kas jau tai padarė. Ir, tarkim, aš dirbu dabar su terapeutais tam, kad, padėčiau ten pastatyti jų privačią karjerą. Ir tikrai aš irgi susiduriu su tokiu momentu, kad žmonės sako, tai aš nežinau, ką man daryti. Tie klientai, jie pas mane ten neužsilaiko ir ten nėra jų ir taip toliau. Ir tada, aišku, tai galima pasiūlyti. Gerai, tai eik tarkime, pasikaučiant. Bet man kainuoja tada. Tai gerai, tai kiek tau kainuoja? 1200 eurų ten kažkiek tai sesijų, tarkim, X pas kokį nors coacherį. Gerai, tai sakau, tai tu žiūrėk. Tai reiškia, o kiek tu nori uždirbti? Aš norėčiau 5000, dabar uždirbu 1000. Tai žiūrėk, tai tau tas nežinojimas, kaip uždirbti tuos pinigus, jis tau kiekvieną mėnesį kainuoja po 4000 eurų. Tai tada tas coachingo kursas tau, jisai juokingą kainą pasidaro. Taip. Ir, bet dar norisi man grįžti čia truputėlį, kodėl tada mes kai kuriuose vietose tiesiog užsispiriam ir manom, kad turim padaryti patys. Čia yra toks, aš nežinau, gal čia, sakyčiau, iš lietuvių tokio, mentaliteto, aš nežinau, bet iš tikrųjų tai jeigu, tai kaip aš sakau, tai tau nieko nenutiks, nėra galimybės, kad tau nutiks kažkas, ko dar niekam nėra nutikę, ane? Bet imk kurią skausmingiausią patirtį. Aš skaitau, kad baisiausias dalykas yra laidoti vaikus ir tikrai nematau daugiau nieko, pat baisesnio, tai galvoju, kad jeigu iki šios akimirkos yra žmonių su tuo susidūrusių ir jie gyvena ir kai kurie tame randa prasmę ir jie yra, šaunuoliai, kurie praeina per tą kelią ir dalinasi, kaip su ta netektim tvarkėsi, ką darė, tai kodėl tu negali eiti pas jį ir pasiklausti, ką tu darei, kur buvo ten kažkokie baisiausios duobės, kiek tai truko, kad tai ten truks ar 5 ar 10 ar iki gyvenimo galo, bet tu vis tiek žinosi, kaip kiti žmonės su tuo tvarkosi. Tai jeigu kažkas su tuo susitvarkė, tai tu tikrai turi galimybę su tuo susitvarkyti. Su bet kuo, kas kažkam jau yra nutikę. Nes jeigu kažkas susitvarkė, tai ir tu gali, bet ar tu nori galėti? Ar tau geriau lysti į tą, aukos nelaimėlio vaidmenį ir būti ypatingu dėl šitos savo nelaimės? Rosita, baigiant mūsų šiandienos jau epizodą, einant į pabaigą, kaip tu manai, koks tavo būtų tas geriausias patarimas mūsų klausytojui, žiūrovui, kuris padėtų jam
ateiti ant kelio, vedančio link daugiau truputėlį ramybės, ne tai, kad visiškai atsisakymo nerimo, bet radimo labiau ramybės, mažesnio perdegimo ir tiesiog sveikesnio buvimo. Tai pirmas žingsnis tai būtų būti atviru su savim ir patirinėti, kiek aš to nerimo, streso ar kažko tai jaučiu. Ir kitas, pirmo žingsnio antra dalis, tai būtų susirasti, kokiu keliu tu eisi. Ar tu eisi per terapiją, ar tu eisi per knygos skaitimą, ar tu eisi per susiradimą to žmogaus, kuris jau pro tai praėjo. Tai to kelio ir atsakomybės prisiėmimo, kad aš galiu daugiau. Ačiū tau labai. Brangūs žiūrovai, su mumis buvo Rosita Kanapeckaitė, knygos Realybės vadovėlis autorė, atsargos majorė, psichoterapeutė, mokslų daktarė, atsparumo ekspertė ir tiesiog įdomus žmogus pokalbiui. Ačiū, kad buvai.